Nu tai ką, ponai ir ponios, pradedam karavano rekonstrukciją. Tai dabar pradžią nulupsiu skardas. Aišku, aš kadangi esu visiškas idiotas, tai aš kopečias palikau kitam sandėlį, galvojau, kad yra sodė, bet pasirodo liko kitam sandėlį. Nu, bet turiu čia tokias medinės. Pradėsim nuo lupimo. Viskas čia pakankamai nesunkiai lupas. Ir tada matysim, ką mes čia turim. Aha, reikės atsuktuvo, vatą išsimesim. Atsuktuvo, sakiau, ne atsuktuvo reikės suktuko. Su atsuktuvu tai čia. Labai svarbus momentas dabar yra, kaip atrodys mūsų mediena. Kol kas viskas gražu. Neatlupsiu. Planas yra nusilupt skardą, išsimti vatą, nes jeigu mes šitą dalį klijuojam puta, nu tai negalim mes, tarkim, dėčiau kokią plokštę, ne, ir klijuot puta. Ta vata viduje esanti, jinai nebeturės kaip kvėpuoti ir tada čia bus šaize. Tai šitą vatą imsim lauk ir dėsim 2 arba 3 cm, toj pažiūrėsim, kokio storio čia tas mūsų karkasas. 3, nes paskui fanera ir jau vidus. Tai klijuosim 3 cm ekstruzinį polisterolą. Ir tada ant viršaus dar kokį 10 ar 15 polisterolo paprasto jau. Lupam toliau. Jau dabar kelio atgal nebėra. Kur dėsim skardą? Priduosim skardą. In metalą. Pinigas irgi. Rimtesnė plokštė, čia turbūt reikės nusipjaut gal su bulgarke. Va, električka kaip paprastai, ne? Kol kas viskas pakankamai neblogai. Kodėl aš noriu viską dabar atsilupt, kad biški prasiventiliuotų visas tas karkasas. Gautų biški šilumytės, gautų ventiliacijos. Kažkas krito. Ir to pačiu va įsivertint tokius vabairius. Ir čia jau yra blogai. Bėda. Šuniui įdomu, bet to pačiu ir baisu, ne, džiulė? Žinot, kas fainai, kad nereikia čia perspausti ir komplikuoti kažkaip super dalykų. Viskas yra žiauriai paprasta. Paprastas remukas, biški vatytės, jeigu ne tie visokie transportaciniai pažeidimai, tai čia niekas būtų neatsitikę tam karkasui dar x metų. Būtų apšildyta ir viskas būtų čia tarnavę, super duper. Va tik įrodymas, kad nereikia čia kažko labai ypatingai stipraus, brangaus, prabangaus. Aišku, čia kiekvienas žmogaus pasirinkimas, bet man tai to tikrai nereikia. Man tai nėra būtina. Čia ir grindinė biški Ai, bet čia ventiliacinė skylė yra. Tai čia išsispręsim šitus dalykus. Šiaip pati plokštė, viskas su ją gerai. O bus iš tikrųjų daug reikalų dugną apsišildyti. Ten reikės klijuoti irgi putą. Ten bus veiksmo. Pasiima maišą, iškart susikišim tą vatą. Bairis buvo bratukas man droną tokį seną savo atidavęs. Nu, tipo, visi norėjo jį išmest, paskui sako, gal nori. Nu, sakau, noriu. Sako, tu gal panaudosi. Tai žodžiu, aš jį pasikūriau čia kieme. Pysti vartelius, susidaužė visi sparniukai. Atrodo, viskas veikia, tik reikia įgūdžių. Nu gerai, užsisakiau naujus sparniukus. Laukiau ten kiek 2 savaitės, mokėjau 3 eurų. Atvažiavo tie sparniukai, sakau, prieš pradedant va visą šitą renovaciją. Iš paukščio skrydžio nufilmuosiu visą sklypą, namelį. Pakėliau tą droną. Taip jis iš šoną kažkur. Nereagavo į pultelį. Šiaip netai pavyko man jį nuleisti, kai tieškėsi žemė, vėl sparniukai sulūžo. Supratau, kad nepavyks iš paukščio skrydžio nufilmuoti. Šiaip buvau su bičiuliu sutaręs, bet laiko irgi vis trūksta, nesigavo.
Tai dėja nepavyks iš paukščio skrydžio nufilmuoti, kas būtų buvo visai fainai. Nurinkau jau pusę sienos, renkam čia toliau. Visiems aišku įdomu pinigėliai, tai visiškai viską skaičiuosim, rašysim, kiek kainavo, kas kainavo ir finale paskui bus galima įsivertinti, ar čia apsimokėjo ar neapsimokėjo. Aišku, bet kokiu atveju aš manau, kad iš principo, nežinau ar matot, bet labai daug dulkių. Iš principo tai nieko neapsimoka daryti, ne? Paprastai kalbant, žmogus neturi namo, ne, jis turi karavaną tokį. Jame gyvena, arba nusiperka jame gyvent. Jisai va prašau, be gyvendamas, po biškį kažką gali tvarkytis. Plus tai, ką mes darysim, tai vėlgi nebus greičiausiai patys pigiausi variantai. Tarsi, galbūt kai kurie bus pigiausi, kai kurie ne visai, tai visada turbūt bus galima rasti ir pigesnių alternatyvų. Ieškoti medžiagų, galbūt per išpardavimus, kažkokius desnius, per akcijas, kažkokias desnės ir taip dar sutaupyti. Aš manau, kad variantas, ką aš planuoju daryti, šaut polį čia kampe, dėt rimtą balkį, už kokių 3-4 metrų, gal 3, dėt balkį, dar ir dar. Nu, tarkim, 4 tokius rimtesnius balkius čia pastatyti ant polių. Jie prisitvirtina, aišku, prie karkaso, plium. Galbūt dar ir tarpusavį, gal ir ne, nežinau, matysim, ar reikia. Ir paskui jau ant jų konstruojasi stogas. Tai mes tada turėsim rimtas kolonas, taip vadinkim, stogui. Dabar kas liečia apie statybas apstai šitas, tai aš konsultavausi su Šiaulių rajono savivaldybės architektūros skyriaus darbuotoja, o gal net ir vadovė, neatsimenu. Ir klausiau, kaip čia dabar yra su tom visom statybom. Tai principai yra taip, kad jeigu tai yra sodų bendrija, tai iki 80 kvadratų statiniui nereikia leidimo. Jį pastačius, tik tais reikia įsiregistruoti išsikvietus matininką, jisai viską išmatuoja ir įsiregistruoti registrų centre tą statinį, kad jisai atsirado sklype. Viskas. Aišku, informuoti savo sodų bendriją apie vykstančias kažkokias tai veiklas, bet iš principo, jeigu čia nėra kažkokie kosminiai dalykai, kranai, ekskavatoriai čia nevažiuoja po 10-20 tonų, tai čia nieko, jokių leidimų nereikia. Tu tiesiog tvarkaisi savo kieme. Tai neviršysim to 80 kvadratų, nėra čia reikalo. Bet labai svarbu yra vis tiek parašyti laišką į tą pačią savivaldybę, į architektūros skyrių su tuo pačiu klausimu. Nes kai vienas mano bičiulis sakė, žodis telefonu į protokolą neįsirašo. Jeigu kažkas pasikeis kažkokie teisės aktai ir ateis pas jus statybų inspekcija ir sakys, oho, seneliumbai, tai tu čia ne taip darai, taip negalima, tai jūs turėsit laišką, kad man sakė, kad galima taip. Ir tada nebus taip, kad jūs iš karto baudžia arba iš karto verčia, viską greuna, o sakys, nu okei, čia įvyko kažkoks nesusipratimas, mes tau duodam tiek ir tiek laiko, susitvarkyti dokumentus, visą kitą ir panašiai. Tai bet kokiu atveju reikėtų viską užsifiksuoti raštu. Lupam toliau. Klausimas, kaip aš kalbėsiu po kokių 2 mėnesių, kai būsiu užsipisęs, nes faktas, kad aš neturėsiu čia daug laiko, aš negalėsiu čia skirti savaičių. Tai ir tai, va, šiandien yra penktadienis, pasidariau smulkius darbus ir kodėl aš nekalbu ir dirbu, ką? Vat aš šito nemoku. Dirbti ir kalbėti vienu metu. Ką turėčiau daryti? Žinot ką? Jeigu imsit akmens vatą, užsidėkit kaukę. Dulka. Eisiu ir aš užsidėsiu. Na gerai, lupam toliau. Oba. Nu, kas tai buvo? Viskas gerai. Na. O, paskui čia. Čia bus. Bibas čia reikės nupjauti. Gerai, atsinešim bulgarkę. Gerai, bandom per kitą pusę. Jeigu kažkas turit kažkokių medžiagų, likučių ar dar kažką, tai visada galit pasiūlyti. Jeigu pavyks sutaupyti, tarkim langų, jeigu turit ten kažkokių senų ar kažką, aišku, nesinori čia padaryti kažkokios, tokios, kaip nežinau, kaip Picasso paveikslo, kur iš visokių skirtingų gabalų, bet jeigu, tarkim, turit 2 vienodo dydžio langus, ar ne, nu tai va, pys galima įdėti 2 langus vienodus. Ten turit galbūt 2 duris vienodas, tai pys galima įdėti. Nu tai jeigu kažką turit, parašykit, galbūt ir sutarsim, rašykit su visais pasiūlymais, visko išklausysiu, viską perskaitysiu, o ar naudosimės, tai matysim.
Visai šilta, bet nesinori nusirengti čia, kol tų šūdų neišvaliau. Čia įdomiai. O čia irgi labai gerai apšiltinta matau. Dabar suprantu, kodėl taip karšta būdavo vasarą, kai laukia 30 laipsnių. Einam į mašiną. Kas čia bus? Kas? Bulgarkės reikia. Vėlgi ne visi mane seka turbūt sakau. Kas liečia įrankius, prieš porą dienų įkėliau, sakau, viskas užsipisau. Reikia pirkti mikrą. Aišku, kad mikrą pirkti reikia babkių. Sakau, pirksiu iki 1,5 štukos kokį kibirą, kad būtų galima įkišti karutį įrankius panašiai, nes tiesiog netelpa man viskas į tą kadį. Gavau daug žinučių, kad nebesvaik, užsipisi ir panašiai. Matysim, kaip čia bus. Lema, kaip aš nemėgstu tų respiratorių, karštas, kvėpuot neina. Bet be jo irgi šūdas. Matau, kad čia supuvę normaliai šitą dalis. Jau prasideda smagumai, ne? Nu, bet nereikia tikėtis čia stebuklų. Nebūna stebuklų. Realiam gyvenime būna tik košmarai. Aš labai neturiu kantrybės. Šilta. Jei kalbant bendrai, tai man apskritai čia yra toks pakankamai sudėtingas formatas, kai tu turi ne tik statyti, ne tik dirbti, bet dar ir kažkaip kažką papasakot, kažką įdomaus. Įdomaus ne visada reikia pasakyti. Ir toksai, dar reikės apsiprasti. Negi pasakosiu 10 minučių, taip imu vatą ir dedu ją į maišą. Žiauriai įdomu, ne? Kur bus probleminis vietas, aš jau žinojau, pasižiūrėsiu namelio vidų. Tai čia yra virtuvės ir svetainės atskirimas. Čia šlapa per stogą. Ir ten yra mažojo kambariuko irgi. Nes čia tai viskas gerai. O va čia, nežinau, matot, va čia va biški yra blogiau. Čia netgi matosi, kad jau atpuvę. Tai reikės perdaryti. Ar nepaprašiau parduoti ir rinkti karkasą nuo nulio. Šitą namelį, kažin ko negausi, o vien karkasą kiek išleisi. Aišku, galima sakyti, kad, bet tai bus tvarkingai, žinosi, kas naudota, kaip daryti ir panašiai. Gal ir taip, bet pasikartosiu gal su to daug karto. Čia man daug įdomiau. Nesąmonės daryti visada įdomiau. O ypatingai tos nesąmonės dar yra. Daugybė žmonių turės naudą. Galbūt nauda irgi bus būtent ta, kad žmonės sakys, nahui, neapsimoka, nesąmonė. Tai vėlgi, liuks. Mes būsim labai aiškiai parodę, kaip kas vyksta ir žmonės žinos. Ne iš kažkokių kalbų, o vizualiai matydami, kiek tai užtrunka, ką reikia daryti. Ir kiekvienas žmogus galės įsvertinti, ar jo statybininko žinios yra pakankamos, kad galėtų pasidaryti. Ar įrankių jisai turi, ar viską reikės pirkti, nuomot. Ir ko pasiekoju, viskas dar išbrangs. Tai aš manau, kad čia bus bet kokiu atveju prūdai naudos visiems. Kanda tave kažkas čia. Atsigulus ant saulytės, ane? Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Blemba, visai nenoriu aš lupti pilnai to stogą. Blemba, taip reikia ir varyti jau čia. Skill įrankius. Čia iš tikrųjų jo, labai geras bus. Matysit, ar užtenka to skilo. Ar neužtenka, reikia kažko rimtesnio. Tai pavyzdžiui dabar, sakysit, Milwaukee is the best. Bet man tas Milwaukee'is tokiuose darbuose. Varžtą atsupę, su skilu varžtą net. Ką? Neatjaušus skardos su skilu. Nereikia būti
durnė. Jeigu yra užduotis, kurios įrankis negali atlikti, tada vadinasi reikia jį pakeisti. Bet jeigu įrankis pilnai susitvarko su užduotimi, koks tikslas įkeisti? Tada šūdas tas kilas, nu bet pyst ir namelį pasistatai su šūdu. O, taip tau. O, ble, žiūrėk, čia dviguba. Tu matai, vatos neįdėjo, bet čia dvigubas kartą įpisa. Čia vatos nebuvo, tai knygą įdėjo, ble. Tiesiog, sako, įpisim, va, panelę. Ai, čia turbūt gal lentynai tvirtint, kokia iš šidaus. O, širšilis, geras. O, šitas visiškai supugęs, pizdėts yra. Nežinau, ar mato, bet va, realiai, va, hujakt. Šita dalis keisis jau 100%. Nors ir teoriškai žinau, kad čia neturėtų nieko būt. Žiema vis tik, ką tik buvo. Bet vis tiek to tokia sveika baimė yra. Nors čia sveika, aš tiesiog bailys. Bet dėl to niekad nepatekau į jokias blogas situacijas. Man labai savisaugos jausmas ištobulintas ir aš tiesiog saugausi visados. Dėl to gal neturėjau nei lūžių, nei padurtas, nebuvau nei karto. Visai fainai. Ką tik pakalbėjau, ne? Apie savisaugą. Nežinau, iš tikrųjų, aš čia jums įdomu, neįdomu. Aš kartais pats pagalvoju, kad niekam čia neįdomu, ką aš darau. Bet paskui žmogus parašo, pasako, kad nors gražaus. Aš čia irgi statybinių prekių parduotuvėje tiesiog vyras ėjo pro šoną. Palauk, kaip jisai, sako, serė. Atsisakau, nusišypsojo, žaibą davė. Liuksą parodė ir nuėjo. Tai, nu, fainai. Tikrai smagu. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man nepatinka tai. Ir pastaruoju metu, nu tai gerai, apie situacijas, va tokias galiu pakalbėti. Statybinių prekių parduotuvėse turbūt dažniausiai taip įvyksta. Buvo irgi bairis, buvo bairis Kryžkalnį. Važiavau į degalinę ir važiavus degalinę, žmogus ėjo į mašiną, į automobilį ir aš jį stojau praleist. Bet jis man rodo, tipo, tu važiuok, aš pravažiavau. Stojau, išlipau, einu į kolonėlę, į degalinę. Jisai sako, aš praeinu, šalia, sako, žvaigždės reikia praleist. Tai toks, to pačiu ir fainai ir toks kvailai pasijaučiau, sakau, menka čia žvaigždė, bet labai ačiū. Tai būna, tikrai būna tų va tokių situacijų ir jų vis daugiau. Fainai, Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, mato turinį. Tai vien tai labai smagu, nes žmonės mato, žmonės žiūri, dalinasi. Ir čia yra esmė turbūt dėl to, kodėl aš kuriu. Kad žmonės matytų, žiūrėtų ir dalintųsi. Jeigu būčiau pasiėmęs, pavyzdžiui, laužtuvą, tai lengviau. Didžiajaus maikas išsikrovė. Tikiuosi, kažkas girdisi. Norėjau pasakyti, kad nesu aštriausias peilis stalčiui. Į pabaigą skardos lupimo atsibodo lupt rankom, tai parsinešiau laužtuvėlį. Bėda ta, kad aš šiaip turiu labai daug įrankių, kartais net pamirštu, ką turiu. Ir kita bėda, kad tie įrankiai yra per 3 vietas. Labai maža dalis jau likus čia sode, kita dalis yra Šiauliuose sandėliuke ir dar kita dalis yra pas mane namuose. Ir kai kažko reikia, tu ne visada žinai, ko tau reikės. O jau kai žinai, ko reikia, tada ne visada žinai, kur jie yra. Čia yra turbūt organizuotumo klausimas, kurį irgi man dar reikėtų tobulinti. Tai, žodžiu, pabaigiu lupt čia ir einam kitą pusę. Nu ką, karavanas jau ardosi, kelio atgal nėra. Nors dar labai toli iki gerbuvio darbų, bet savo papasakosiu. Tai sklypas yra labai nuožulnus, ne? Aš turiu mintį, maždaug nuo šitos vietos, tai yra maždaug ties viduriu sklypo, šitą dalį sukelti, šitą dalį pažeminti. Ko pasakoju, mes turėsim principę 2 aukščių sklypę, tai čia bus namukas su trinkelėmis, ten bus laiptai, čia bus tiesiog senelė, ta pati galbūt blokelių senelė, apie 40 cm, ten 2 arba 3 pakopos, matysim tikslų aukščių skirtumą ir taip išspręsiu tą nuožulnumą, nes, įkyroka ganėtinai yra man asmeniškai ir man atrodo netgi ir
bus toks įdomus vizualiai sprendimas, kuris suteiks tą tokį 3D vaizdą visai kitą kiemui. Tai jo, va tokios mintis. Čia senelė, ten laiptai greičiausiai iš korteno ir gal kokia dėžė prie įėjimo augalų iš korteno ir turėtų prie namelio viskas čia būtų labai gražiai. Šiaip jeigu turit klausimų kažkokių, jeigu kažkas domina konkretaus, tai parašykit. Nežinau, kažkiek tai mazgai galbūt. Rašė, man atrodo, kiek kainavo poliai. Tai polius aš dariausi pats. Dabar jau nebepasakysiu, kiek ten jie man kainavo. Reikėtų pabandyti prisėsti, paskaičiuoti, nes tikrai nebeatsimenu, kiek tą kartą kainavo. Nes tik šitas projektas ir yra tam, kad parodyti, kaip ir kas yra. Kartais man atrodo, kad kam čia gali būti įdomu, kas čia nori žiūrėti, žinai. Ir tik tais jūsų žinutės, jūsų komentarai yra įrodymas, kad kažkam įdomu, kažkas nori žiūrėti. O kaip bebūtų, vienintelė priežastis, kodėl aš ir nusprendžiau šitą projektą rodyti, tai nes man pasirodė, kad žmonės nori jį žiūrėti. Tai jeigu aš matysiu, kad žmonės jo nebenori žiūrėti, tai bus tikrai labai sunku jį toliau tęsti. Jeigu įdomu, tai nepamirškit ir palik komentarą kokį. Kaip ir sakau, man nereikia girti manęs, nes aš tikrai nenoriu, kad jūs rašytumėt, koks tu fainas, koks tu šaunuolis. Ne. Palikite tiesiog komentarą, kas įdomu, kas neįdomu. Ką galėčiau padaryti geriau, čia irgi labai svarbu, nes nėra taip, kad aš viską moku ir viską žinau. Priešingai, aš labai daug nemoku ir labai daug nežinau. Būtų įdomu, jeigu, ir ne tik įdomu, bet ir labai naudinga, jeigu pasidalintumėt savo įžvalgomis, kaip viskas yra primityviai padaryta. Ir tas namelis, jeigu nebūtų buvęs apleistas, o Jėzus, čia būtų stovėjęs. Čia dar anūkai būtų galėję jame leisti laiką. Čia yra turbūt irgi geras priminimas, kad nereikia ten išpratėti su tom statybom. Kur būtina, tai taip, ten būtina. Bet čia mes tikrai neišpratėsim ir darysim viską kiek įmanoma paprasčiau. Geriau sutaupyti ant namelio porą štukų ir pirtelę pasistatyti kieme. Arba kubiliuką. Negu kad čia ieškot kažkokio, nežinau, aukso avies kažkokios. Aha, persipisiu pirštą. Dėl skalą ir kantą. Aha, bet ketvirtai. Atrodo visas supuvęs, bet reikia atlūpti nors tai pistėts. Ubaga velnių. Snargliu, bet priklijuota, bet nuluptų pabandyk. Kiek kondensato namelį iš vidaus. Reikia pradaryti langus eiti. Dėl to ir pelyjo. Tas karda viską uždaro. Per niekur nekvepuoja. Ir rūkai. Pasidarom inspekciją medienos, ne? Nusilenk, šaunuolė, nusilenk žiūrovą. Visą vatą išmėjau, skardą nulupau. Liko tik tai šitą sieną, prie kurios prieisim paskui. Čia dadirnėsim karkasą, tai čia vėliau. Viskas yra pakankamai neblogai. Šita siena tai iš vis kaulas, ledas, uogienė. Neturiu ko prikipti, karkasėlis geras. Čia kampe tik tais pajodavę, bet tai čia su balikliu nusibalins ir viskas. Čia kažkada dar biškai buvo gal drėgmės, bet šiaip čia viskas super duper. Tada čia turim mažą puvinuką tokį čia, tai čia
pofik pasikeis pagaliukas. Čia va tie pagaliukai, nu bet tai čia smulkmena. Didesni dalykai yra, va, čia nais prasideda. Tai čia yra vaikų kambarys, čia žinau, kad kažką rasim, nes ten ir iš vidaus šlapo ir jeigu žiūrėjot seriją vidaus, tai matėt, kad ten ir lovai papelyjus, žodžiu, čia yra šūdas, nu bet tai vėlgi, čia dėsis nauji balkiai, statysis 4 kolonos, ant jų skersinės ir tada ant jo gegnės, tai stogas vis tiek pasikels apie 20 cm ir čia viskas pasikeis, nebėda. Smulkmenos čia, nu ir va virš lango, žodžiu, šita dalis. Čia yra blogiausia vieta, va čia jau reikės konstruoti, nes čia yra rėmas ir jį reikės sutvarkyti. Užlipam dar kopėtėlėm. Čia irgi va nusilpau, čia viskas good, karkasas good, tik tais aš aišku nenoriu šito kaip čia laivo, ne priekio, darysim tiesiai, karkasą padarysim normalų. Džiulė, ką valgai? Ką valgai? Pagalius, nes neduoda šeimininkas jas. Lipam kopėčiam. Joba! POV. Va, kaimynai. Va. Tai, žodžiu, nebandyta niekas čia labai apšiltint. Principė, va, skarda, fanera ir va tos keli centimetrai. Vsio. Na, čia šita va fanera irgi va tik tais pašlapus, bet tai irgi maža bėda. Tai va turim tokią situaciją. O, žiūriu ir be traumų nepavyko. Gal gyvensiu. Randai vyrus puošia. Nu, nebent hepatitą pasigausi, tada nelabai. Va tokia va situacija, liko realiai tik šita siena. Tai dabar užsidengsiu paprasta polietileninė plėvelė, kuri guli va ten. Paprasčiausia plėvelė, kad jeigu lis, man nesulytų karkasų. Iš apačios vis tiek ventiliuosiu šiek tiek ir uždengsiu, nes dabar neaišku, kada atvažiuosiu. Laiko daug nėra, tai matysim kaip gausis. Tikiuosi šita serija patiko. Atrodo jau kitaip, ne? Jau smagu, jau veiksmas vyksta. Apsikalė. Gerai atrodo, ne? Jo, biškelį vis tiek ventiliuosis, tas nėra čia sandarų, apačia atvira. Ir galiu pasakyti, kad drąsiai, kad vagonėlio ilgis nuo to kampo iki to kampo, tų 3 sienų, yra čia daugiau negu 18 metrų. Iš kur žinau? Nu va, iš kur žinau. Nes nupirkau 18 metrų plėvelės ir pritruko va tiek. Pasityčiamas sakysit, o aš sakyčiau, kad čia tradicija. Visados pritruks 3 varžtų, pusės metro plėvelės ir taip toliau. Tai atjaunu dabar gabaliuką, čia užklijuoju, čia dar užklijuoju gabaliuką, tada vietom praeinu su sandarinimo juostą, suklijuoju, taip apačią biškį priklijuosiu, viršų biškį priklijuosiu, tiesiog taip, kad stabiliau būtų, jeigu vėjas sukils, kad nenuplėštų ir tiek bus. Turim vienos dienos rezultatą, tikiuosi nenusilups plėvelė. Tikiuosi laikys iki sekančio atvažiavimo, nes sekantis atvažiavimas bus turbūt kažkokių 4 savaičių. Sekantis epizodas dar nežinau apie ką bus. Pradžioj galvojau, kad reikėtų tiesiog dabar viską, ką atsilupau, klijuoti putą, šiltinti, bet dabar galvoju, kad reikėtų pasidaryti stogą. Bet kad pasidaryti stogą, tai reikia užsidėti čia kolonas, pasidaryti anoje pusėje karkasą, susidėti kolonas ir tik tada galima dėti gegnes ir taip toliau. Tai nežinau, yra laiko, tai dar paplanuosiu. Visai nemažai čia to darbelio, kaip vienam tai atrodo pys, bet užtrunkė. Pavargau, ypatingai kai reikia planuotis filmavimą visą, tai ne tik darai, bet dar ir galvoju apie filmavimą. Ačiū visiems, kas žiūrit, ačiū visiems, kas komentuojat, kas sekat, kas palaikot. Tai susitiksim sekančiame epizode ir matysim, apie ką jis bus. Nu ir vos nepamiršau vieno svarbiausių dalykų, tai yra kainų. Tai plėvelį išleidau 20 eurų, ten be kelių eurų berods. Tada naudojau juostą sandarinimo. Jos turėjau, išnaudojau apie pusę rulono, kainuoja jinai apie 12 eurų, nu tai 6 eurai. Tada naudojau, kaip jisai, skobatorius, nežinau kaip lietuviškai, stamper gun. Ginklą turėjau, pigiausias tai kainuoja 10 eurų, nu tai tarkim neturit, reikės pirkti. Skobų išnaudojau už 2 eurus galbūt, nu tai 2 eurai. Ir dar pirkau beržo, būtent balinimo chemijos, bet jo šiandien nenaudojau, nenumesk telefono džiulę. Beržo šiandien nenaudojau, tai jo neskaičiuokim į kainą, skaičiuosim kiekvieno epizodo išnaudotų medžiagų kainą. Tikriausiai tiek, įrankius turėjau, nu tai jau jų neskaičiuosim, ar ne? Ir viskas. Nedaug šiandien išleidom. Nu ir, blemba, beveik diena darbo. Dar galim pasižiūrėti, kad droną sulaužiau. Viskas. Dabar jau tikrai tiek.
Ačiū, kad žiūrit. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, nepamirškit paspausti patinka ir pakomentuoti. Iki sekančio.